Paviešintame sulaikymo video Antano Kandroto buvo matoma, kad nebuvo pasipriešinta policijos pareigūnams. Kaip ir patys policijos pareigūnai teigia, kad nebuvo pasipriešinimo sulaikymui. Tai iš kur tos mėlynės ir kodėl jisai sumuštas? Kiek matome, sumuštas ne tik tai sulaikymo metu, bet dar ir pačiame kalėjime. Na, policijai garbė tai daro tikrai didelę. Ar buvo pagrindas žmogų mušti, jeigu jis nesipriešino? Ačiū. Ir Antanas Kandrotas. Labas rytas, noriu pranešti, kad vakar balsų. Mes negirdim jūsų, Kandrotai, įsijunkite garsą. Noriu pranešti, kad vakar buvo sumuštas policijos pareigūnų, manęs čia dabar jau išjungė pareigūnė mikrofoną, praskelta nosis, sumuštas veidas, atsisakoma suteikti medicinę man pagalbą, svaigsta galva visą naktį vien. Ir tikrai sunkiai orientuojas aplinkoje ir jaučiuosi labai blogai. Pareigūnai daro viską, kad nei teismas niekas nesužinotų, tik pradėjau kalbėti, šalia sėdinti pareigūnė taip pat išjungė mano mikrofoną. Tai prašau teismo imtis priemonių, nes vakar prašiau kviesti greitąją pagalbą, šiandien ryte prašiau kviesti greitąją pagalbą. To piktybiškai nėra daroma. Kandrotas, ačiū Jums, mes Jūs supratom. Aš Jums tik išaiškinau, kad Jūs turite gynėją. Celofanas tai yra ta plėvelė, kurioje jisai buvo zonoje apviniotas, jisai buvo mušamas, ant jo pilama yra briliantinė žaluma vandenyje ištirpinta, jam yra stumiamas kažkoks vyras, iš jo yra tiesiog tyčiojamasi. Bet kas bent šiek tiek nusimano kalėjimo subkultūrai, supranta, koks ten yra jo statusas. Ir štai šitas žmogus išeina į laisvę ir jisai dabar pradeda terrorizuoti visuomenę. Mes turime tokį Skirmantą Malinauską. Tai aš dabar net neįsivaizduoju, kiek reikia būti Skirmantu. Ar kiek reikia būti Malinausku? Ar ir Skirmantu Malinausku reikia būti, kad būti tokiuo, nežinau, ar gerai sakyti žodį išsigimėliu, kuris mėgautųsi ir džiaugtųsi, kada matydamas klykiančius vaikus, nevaldo savo emocijų, reiškia pasitenkinimą. Tai sadistas vaikų, ar kaip, aš nežinau, ir jisai formuoja nuomonę visuomeniai. Štai toks žurnalistas. Apgailėtina. Kur link eina ir juda jaunimas, visuomenė, sekdami ir stebėdami tokius Skirmantus, kokią nuomonę jie formuoja ir kur link veda visuomenė. O čia štai Lietuvos policija, kur aš nematau nei Lietuvos ir jau nebematau nei policijos, matau banditų irštvą. Ir negana to, kad jie organizuoja ir vykdo viešas patyčias, nors organizuoja gal klanas, bet vykdo policija. Šitą vadinamą. O žiniasklaida visą tai ištransliuoja. Tokie medijos kanalai kaip TV3, kas vyksta Kaune, LRT, apgailėtina, kada ten žurnalistai dergiasi ir nekontroliuojamai, nebaudžiamai, be jokios atsakomybės žemina ir niekina žmogų, tyčiojasi iš jo ir tam tarpe ir iš jo vaikų.